Po savaitgalį sužaistų Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmenybių rungtynių 9 komandų turnyro lyderių tapo Vilniaus Reo klubas. Vos 1 tašku aplenkęs Kėdainių Nevėžio komandą. Todėl šį sekmadienį įvyksianti šių dviejų klubų dvikova bus kova dėl pirmosios vietos. Kėdainiškiai vadovaujami vyriausiojo trenerio Sauliaus Vertelio yra pasiruošę susigrąžinti lyderio pozicijas. Praradom lyderio pozicijas. Pralaimėjom Kuršėnus šeštadienį, tokios svarbios rungtynės buvo, o tie, kurie artimiausi Reo, laimėjo namuose, tai sekmadienį laukia rungtynės svarbios. Jeigu apsilaušim, vėl išeisim į lyderius, bet jie labai nori ir mes norim. Tai tikslas yra vienas, reiškia, kaip ir pradžioje sakiau, medalius, bet jau medalį kaip jau yra, turim 2, 3 vietą, bet norisi kuo daugiau. Norim kovoti dėl pirmos vietos. Gaila, sakau, prarasta taškų. Pirma lyga čia tokia nėra profesionali. Tai žaidėjai kiti turi darbus, kitą kartą net važiuoja varžybas, tai sunkiai tas dalykas yra. Vienas žaidėjas, pagrindinis saugas, išvažiavo į Azerbaidžaną, aukščiausios lygos komanda iš mūsų paėmė, pasirašė kontraktą 2 metams. Tai biški tokia susilpninam tą poziciją. Žaidžiam pagrindinės rungtynės yra čia sekmadienį su Reo. Tai jeigu, sakau, laimėsim, tada 1 tašku apeisim, bet tai dar liko 6 rungtynės. Taip kad dar iki spalio, man atrodo, spalio gale baigim. Taip kad dar viską reikės laimėti. Kad ir aploštumėm čia, laimėtumėm namuose, kaip sako, namų sienos padeda, kadangi mes tik tais pirmą turą Trakams pralaimėjom. Čia taip visas sekasi. Treneris kviečia sirgalius stebėti sekmadienį 15 val. Kėdainių miesto stadione varžybas tarp Kėdainių Nevėžio ir Vilniaus Reo komandų, nes sirgalių palaikymas jiems labai reikalingas. Man kas patinka, kad vis daugiau jų ateina. Taip kaip pradėjom čempionatą, tai buvo mažiau, vis daugiau. Viskas, aišku, kada žaidė prie tuščių tribūnų, tai jokio to nėra. O kai padeda, vis tiek žaidėjai irgi tą jaučia. Aš žiūrėjau rungtynės Reo lošė su Lifosu čia, kaip jie žaidė, mes galim juos įveikti. Aišku, reikia, sakau, vyrams irgi kalbėjau po tų rungtynių, jie irgi nusiminė. Pralaimėjom, galim sakyti, laimėtos rungtynės. 1-0 vedėm ir tokius 2 kartus mušo, 2 kartus pataikė. Ten Kuršėnas irgi turi savo laimę, taip kaip sakau. Mes namuos irgi tą fortūną, tokia biški mūsų pusėje. Taip kad kaip treniruosimės, ruošimės. Klubo vadovai primena, kad atėję į varžybas galite laimėti klubo rėmėjų uždarosios akcinės bendrovės Beltransa įsteigtą prizą automobilį, kurio rakteliai bus įteikti spalio 8 dieną paskutinėse Nevėžio rungtynėse Kėdainių stadione.